Labadiena, medicina.lt tinklalaidės klausytojai. Džiugu, kad vis daugėja mūsų klausytojų gretos. Kaip ir visada, su jumis sveikinuosi aš Viktorija. Šiandien tęsime jau pradėtą nagrinėti dislipidemijos temą. Tad studijoje su mumis kartu Lietuvos sveikatos mokslo universitetinės ligoninės Kauno klinikų profesorius, gydytojas kardiologas Rimvydas Šlapikas. Sveiki, profesoriu. Sveiki visi. Šiandien bus aptariamas turbūt vienas aktualiausių klausimų šioje temoje - tai medikamentai. Būtent kalbėsime apie statinus, statinų epochą. Dažnas praeivis, net ir neturintis medicininio išsilavinimo, paklaustas, koks vaistas tinka mažinti cholesterolio kiekį kraujyje, turbūt atsakytų vienareikšmiškai statinai. Tai kodėl statinai iki šiol yra pagrindinė vaistų dislipidemijai gydyti grupė? Taip, tai yra mano esminis klausimas, gerai, kad paklausėte, ir atsakymas yra labai ilgas, bet bandysiu viską labai struktūrizuoti. Turbūt normalus dislipidemijos gydymas prasidėjo tada, kada atsirado statinai 87 metais. Iki tol buvo geri norai, bet tikrai apgailėtinės, kaip sakoma, rezultatai. Taigi, manyčiau, atsakant jūsų klausimą, kodėl, tai yra turbūt 3 tokie punktai. Pirma, kad yra vaistai, kurie tikrai ženkliai mažina mažo tankio cholesterolio koncentraciją ir todėl sumažina visų išeičių skaičių. Visi statinai kol kas, kurie buvo tirti, tą padaro. Mažina cholesterolį, mažina infarkto, insulto dažnį. Kita priežastis yra tokia paprasta, buitiška, tiesiog statinai turi visi generikus, jie yra pigus, jie yra pigesni žuvies taukus ir netgi nekompensuojami, jie yra tikrai įkandami visiems žmonėms. Na, o kodėl jie yra tokie svarbus, turbūt reikia grįžti į jų veikimo mechanizmą. Statinai mažina cholesterolio koncentraciją kepenyse, blokuodami jo sintezę. Pirmiausiai, trečiame cholesterolio sintezės etape jie slopina HMG kofermento A reduktazę, kuri verčia acetatą į mevalono rūgštį. Jeigu tas procesas sustoja, visi kiti 37% cholesterolio gamybos taip pat sustoja. Bet turbūt klaidinga būtų manau, kad gal kas taip dar ir mano, kad dėl cholesterolio sintezės sumažėjimo mažėja cholesterolio koncentracija kraujyje, taip tikrai nėra. Mechanizmas yra tas, kai sumažėja cholesterolio kepenyse, kepenys klausia, kur mūsų cholesterolis. Yra duodama žinia tokiem branduolių receptoriams, kurie atidaro kepenų ląstelėse esančius mažo tankio cholesterolio receptorius, kurie pradeda gaudyti cholesterolį iš kraujo. O mums to tik reikia. Reiškia, kraujyje mažėja mažo tankio cholesterolio koncentracija. Tai čia yra pagrindinis mechanizmas, dėl ko mažėja cholesterolio koncentracija kraujyje nuo statinų. Ir turbūt yra įrodyta, kad praškai tik tie vaistai, kurie atidaro tuos receptorius, gali sumažinti šešių skaičių. Tai yra statinai, PCSK9 inhibitoriai, ezetimipas, o tokie vaistai seni kaip niacinas arba fibrata, jie sumažina cholesterolio koncentraciją, bet jie netidaro tų receptorių, dėl to išeičių rezultatų nėra, nei infarkto, nei insulto dažnis nemažėja populiacijoje. Tai dar priminkit, ar statinai vis tik yra vienintelė vaistų grupė, kurie atidaro tos receptorius, ar mes turim jų ir daugiau? Taip, jų ir daugiau, tačiau yra senesni. Gal vėl šiek tiek istorijos. 59 metais, man buvo vieni metai, buvo susintezuotas vaistas amerikonų triparanolas. Tai vaistas, kuris blokavo desmosterolio vertimą cholesteroliu, paskutinė grandis. Labai efektyviai tą darė, tačiau kraujyje pradėjo kauptis tos desmosterolis, pradėjo slinkti plaukai ir niekas nežinojo, kas bus su tuo desmosteroliu, kuris susilieka organizme, dėl to gydymas čia buvo nutrauktas. Dar kiti žmonės, galbūt vyresnio amžiaus, atsimena tuos vaistus rezinus, polisteroliminą, pavyzdžiui. Tai vaistai, kurie surėsia tulžies rūgštis žarnyne, dėl to jos pasišalina su išmatom, o negrįžta į kepenis per žarnyną. Tai jeigu juos duodi, tai tiesiog sumažėja vėlgi cholesterolio grįžimas į kepenis klausia, kur cholesterolis, cholesterolio nėra, atidaromi receptoriai. Tai tie vaistai buvo tikrai labai galingi, negerai šešių tyrimai su jais, tačiau jų pašaliniai reiškiniai buvo prasti. Pilvo pūtimas, užkietėjimai, jų dabar tiesąkant, nebent liko nėščiosiom, nes yra labai indiferentiški, bet vėlgi, kada 9 mėnesiai ir, kaip sakome, pilve nebėra vietos, tai obstipacijos ir visos kiti turbūt nėra labai malonus reiškiniai. Tai va, jie buvo, bet dabar mes turime tuos statinus 7 berets, kuriais yra operuojama šiandieną. Jeigu neleisite sumeluoti, tai klinikinėje praktikoje dabar vartojami yra 2 - atorvastatinas ir rozuvastatinas. Ar tai vieninteliai šiuo metu rinkoje esantis vaistai? Lietuvoje greičiausiai taip, bent jau vartojame, aš galvoju, gal yra pravastatino,
Ką yra lovastatino, bet galbūt apie tai vėliau. Tačiau galbūt norėčiau prisiminti vis dėlto tą statinų gamybos istoriją. Iš esmės, pirmasis statinas tai buvo lovastatinas, Merko pagamintas 87 metais. Ir beje, iki 21 metų mes skirime šitą vaistą lovastatiną, nežinodami, ar jis mažintamas cholesterolius, mažina šešių skaičių. Na, Dievo pagalba tai pasirodė, kad tikrai yra, nes 24 metais buvo pagamintas simvastatinas, kurį tikrai jau žino. Ir su juo buvo padarytas pirmasis klinikinis tyrimas, kuris parodė, kad ligoniai, kurie yra sirgę infarktu, tai buvo 4S tyrimas Švedijoje. Vartodami simvastatiną lyginant su placebo tikrai turi žymiai mažesnį šešių skaičių. Taip jau nuo 24 metų mes turime jau įrodymus, kad tai veikia. Tai buvo antrinė prevencija. Klausimas, kaip pirminė prevencija, tada buvo pagamintas trečias statinas, pravastatinas, buvo tyrimas atliktas su vakarų Škotijos fermeriais, sakyčiau, kurių mažo tankio cholesterolis išeity buvo 5 milimolį, tai labai daug. Greičiausiai jie valgė daug avienos arba turėjo šeiminę hipercholesterolemiją. Taigi, pirminė prevencijų jiem duodant tą statiną vėlgi sumažėjo išeičių skaičius lyginant su placebo. Amerikonai su to pačiu vaistu padarė vėl tyrimą Amerikoje Kier, Boston apylinkėje, reiškia, tas vaistas veikia ir antrinė prevencijai. Taip, kad turbūt nuo tų 28 metų buvo tokia statinų savotiška teigiama isterija, jie geri veikia. Ir čia turbūt slypėjo toks kaip ir pavojus, tiesiog mokslininkai tos statinus kūrė ir prasprūdo vienas statinas vadinimu Rocerivastatinas, nepamenu kompanijos, ar tai nebuvo Bristol Myers kompanija, kuri pagamina galingą statiną, nelabai gerai matyti naudosavo, kadangi matosi, kad statinas saugus ir praktiškai per 2 metus rinkoje 50 mirtinų rabdomiolizų pasaulyje. Tai yra, rabdomiolizė yra toks procesas, kada statinai, kai jų yra daug kraujyje, tiesiog lizuoja skersaruožiuosius raumenis, jie suyra ir tie baltymai kemša inkstus, vystosi ūmus inkstų nepakankamumas. Tai yra daug, tai buvo blogai. Na, turbūt priežastis yra ta, kad tuo laiku Amerikoje kažkaip buvo madinga gydyti vaistų deriniais, ko mes dabar ligonių prašom, bet jie to nedaro. Tada šalia to cerivastatino skiria gemfibrozilą fibratą, kuris 10 kart didina statinų koncentraciją kraujyje. Tai čia jums ir toks rezultatas. Tai buvo nesargu. Ir kas yra blogiausia, aišku, tą vaistą nuėmė, viskas gerai, bet vis tiek ta konotacija, kad statinas yra nesaugus, jinai ir dabar, kaip sakome, eina iki mūsų kartų. Galbūt jau nei daktarai, nei ligoninė nežino, kad tai buvo poveikis inkstų, dabar sako, kad kepenys manos nužudo arba ten smegenys, bet iš esmės ta legenda liko ir su ją mums dabar tenka kovoti. Ne, bet turbūt po to buvo atsargumo tokia periodas. Jūs klausėt, ar yra daugiau statinų, yra fluvastatinas, 80 mg, tai buvo silpnas statinas, jos siūlyčiau nenaudoti. Japonai padarė pitovastatiną, geras, silpnas, be pašalinių reiškinių, bet vėlgi labai nedaug mažina cholesterolį. Bet turbūt prasidėjo ta epocha, kada buvo susintezuoti 2 sintetiniai statinai, tai atorvastatinas ir rozovastatinas. Atitinkamai 10-80 mg ir 10-40 mg. Ir jie turėjo taip pat tyrimus, tarkime, jau pradėjo kalba, kas geriau, ar maža ar didelė dozė. Tai atorvastatinui buvo atliktas toks TNT tyrimas, Train to New Targets tyrimas, kur jis parodė, kad 80 mg atorvastatino geriau negu 10 mg. Žymiai daugiau sumažėjo infarkto ir insulto. Taip pat jisai buvo palygintas su senuoju parvastatinu, Prove It tyrime, vėlgi rodo, kad atorvastatino 80 mg geriau negu silpnas statinas. Buvo ieškojama ir kitų statinų privalumų, tarkim, tų pliotropinių poveikių. Ir čia verta paminėti Jupiter tyrimas, kada ligoniam, kurie turi beveik normalų cholesterolį, buvo skiriamas rozovastatino 20 mg tiem ligoniam, kurie turėjo padidėjusi DJCRB, reiškia uždegiminius žymenis. Ir pasirodo, kad nepaisant nuo išeitinio mažo cholesterolio lygio, vis tiek rozovastatinas davė naudos, reiškia, jis veikia kažkaip prieš uždegimiškai. Tai va, šiandieną turim, šiandien turim tuos 2 superstatinus ir sakyčiau, kad juos reiktų ir naudoti. Ir turbūt reikia priminti tai, kad vis dėlto svarbiausia yra ta pirminė mažoji statino dozė. Jie amerikonai vadina baby statin, vaikiška dozė, tai yra 10 atorva arba rozovastatino. Ir būtent ši labiausiai sumažina cholesterolio koncentraciją kraujyje, 340%. Ją dvigubinant efektas tik 6-7%.
Praėjusių podcastų metu kalbėjom apie cholesterolio kiekius ir kada reikėtų ten skirti statinus. Gal galėtumėt klausytojams priminti, kada vis tik reikėtų tos statinus skirti? Tikrai tai yra pirmos eilės vaistas, visada nuo jo pradedame gydymą. Turbūt dėl to, kad jis atidaro tuos receptorius, turbūt, kad jie yra pakankamai pigus ir turbūt pradedam nuo jų. Gydymas statinų yra pirmasis etapas ir jų dozę mes turbūt didinam tol, kol mes pasiekime tuos tikslinės jūsų minėtas koncentracijas. Kai yra infarktas, yra mažesnė koncentracija, kai ligonis, tarkime, tik rizikingas didesnė, tai taip ir dirbam iš esmės. Bet turbūt mes galime apskaičiuoti maždaug, kiek mums reikia procentų sumažinti cholesterolį, tai ir iškart duodam ne tą pačią mažiausią dozę, bet didesnę dozę. Bet čia turbūt atsiranda klausimai dėl tų pašalinių reiškinių. Tai apie tos pašalinius reiškinius tikrai teko girdėti. Neabejotina, kad labai efektyvi vaistų grupė yra statinai, bet medijoje ir tarp pacientų, net tarp savo artimųjų esu girdėjus daug mitų apie jų pavojų, kad gali, kaip ir sakėt, kepenis pažeisti ar dar kitokių pavojų sukelti. Tai gal galit plačiau pakomentuoti? Turbūt reikėtų skirti 3 grupės tų pašalinių reiškinių galimų, kurie vardinami ir aprašuose šitų visų statinų. Tai yra poveikis raumenims, tai yra miopatija, raumenų stingimas, mialgija, skausmas ir miozitas, kada kartu padidėja kreatinin kinazės koncentracija. Tai yra dažniausia turbūt reakcija, tai 6-10% populiacijos tai jaučia, bet turim būti pakankamai atsargus, nes, sąnariai skauda, raumenys skauda, žmonės nejauni. Tarkim, jeigu ligonis gauna infarktą, statinas pirmą kartą paskiriamas, ligonis pagaliau pradeda vaikščioti daugiau, jiem gali skaudyti raumenys nuo to. Taip, manau, kad tikrai įsitikink, ar jam tikrai raumenys skauda nuo šitų dalykų. Kiti sako, verta patirti kreatinin kinazę, tačiau mano bent jau patirtimi, kad kreatinin kinazės padidėjimas yra tai lydi simptomus. Iš esmės, jeigu skauda raumenis, o kreatinin kinazė normaliai, vis tiek mes neturim leisti pacientui kentėti, mes turim statino dozę mažinti arba keisti jį kitų statinų. Tai vis tik reikėtų pacientam priminti, kad jų nauda atsveria tarsi tą galimą žalą, nebūtinai ją gali ir sukelti. Ir turbūt patys gydytojai turėtų šitą pabrėžti pacientam ir nuvyti tarsi tuos mitus apie statinus. Tai galbūt dar galėtumėt pagrindinės žinutes pasakyti, ką reikėtų žinoti gydant statinais. Turbūt prieš baigiant norėčiau pakalbėti apie kitus du tokius realius reiškinius pašalinius, kurie yra svarbus. Tai turbūt mitas apie kepenis, tai yra mažiausiai pagristas. Jeigu mes turim ALT koncentraciją normos ribose, mes galim skirti statiną, jeigu padidėja nedaugiau 3 kartų, mes galim laisvai skirti statiną. Ir dažniausiai kepenų fermentai padidėja dėl to, kad dėl hipercholesterolemijos ligonis turi steatozę. Taip, kad čia man mažiausiai kelia nerimo. Turbūt įdomiausias dalykas yra su smegenimis. Šiaip tai kiekvienam turbūt lapelė parašyta, kad teoriškai kognityvinė disfunkcija gali būti. Šiaip tai 3 šmekių tyrimų metaanalizė, kur ligoniai buvo gydomi statinais, parodė, kad nei Alzheimerio, nei demencijos daugiau nebuvo. Tačiau įvertinant tai, kad statinai gali praeiti į smegenis ir gali stabdyti sintezę, o smegenim nėra iš kur gauti cholesterolio, nes jis nepraeina iš kraujo, tai yra iš esmės gali būti problema. Tai neturi stabdyti mūsų, aišku, nuo gydymo statinais, bet visgi mes turime ligonio pasiklausti, kaip jo kognityvinės funkcija, neblogai atmintis, nes jeigu jis tą pajaus, jisai sakys, daktarui, aš geriau, iš tikrųjų negeria. Tai manau, tas smegenų dalykai yra svarbus, apie juos reikia kalbėti, bet tikrai nei vienas žmogus neišprotėjo ir neteko kokios tai kognityvinės disfunkcijos ženkliai, kuris vartoja statinus. Jeigu dėl jūsų žinutės, turbūt tokie dalykai, jeigu jau kartą priėmė sprendimą gydyti statinais, tai reiškia, tu darysi visą gyvenimą, nes esmės mes dar genetiškai nemokam pakeisti mūsų lipidų gamyklos. Tai visada aš pasimčiau išeityje kepenų fermentus ir kreatinin kinazę, pasiklausčiau apie paciento kognityvinę disfunkciją ir tikrai daug laiko skirčiau apie tai, ką jis galvoja, ką jis skaitė apie statinus. Ir greičiausiai mes turėsime iš šio
pusės tikrai tam tikrų abejonių ir aš tam skiriu daug laiko aiškinamas, kodėl yra taip ir kodėl mes galim tikrai saugiai skirti statinus. Manau, kad reikia labai įvardinti pacientui. Ir kalbant apie tai, kad mums reikia pasiekti tas tikslinės koncentracijas, dažniausiai mums ne visada statino mums pakanka. Ir jeigu statino, tarkim, ligonis netoleruoja pilnos dozės, mums reikia griebti iškart kito vaisto, tarkime, ezotimibo. Jeigu ir to nepakanka, reikia pasiskaidyvinį inhibitoriaus. Tai bet turbūt tai gali būti mūsų sekančių pokalbių tema, bet vis tiek statinas yra numero 1, nuo jo pradedam, tai yra mūsų pagrindinis vaistas, skirime jį atsargiai, kalbam su ligoniu ir stengiamės, kad tikrai tai būtų vartojimas, tikrai kiekvieną dieną be pertraukų. Tikriausiai apibendrinant, norisi pasakyti, kad reikėtų nepamiršti tiek gydytojo, tiek paciento bendradarbiavimo, kiekvienos ligos metu ir būtent šios patologijos metu. Ar dar kažką turite pridurti? Iš esmės taip, bet nebėra laiko, aš supratau. Visada yra laiko. Ja. Tikrai manai, kad klausimai buvo geri, asmenės žinutės buvo perduotos iš tikrųjų, bet yra tikrai dar klausimų, apie kuriuos verta pakalbėti. Ir manau, jeigu mums bus sutiktas eteris, mes tą turbūt pakalbėsim kitais kartais. Ačiū Jums labai už pokalbį, tikrai dar laukia daug įdomių temų aptarti, tai susitiksime kitose tinklalaidėse, o klausytojams noriu padėkoti kaip visada, kad buvote su mumis. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo.